Šiandien visuomeninė organizacija Onuškio bendruomenė pradėjo Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto Onuškis mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2024 įgyvendinimą. Prie šio projekto daliniu finansavimu prisideda ir Trakų rajono savivaldybė. Projektas bus vykdomas per įvairaus pobūdžio renginius, veiklų organizavimą, viešųjų erdvių įveiklinimą, pritaikanties aktyviam kultūriniam laisvalaikiui, Onuškio ir regiono žinomumo didinimui, kultūrinio turizmo skatinimui. Sieksime, kad renginiai taptų metų kultūriniais įvykiais, džiugintų ir keistų kiekvieno asmens kasdienybę, formuotų prasmingo laisvalaikio siekimo įgūdžius. Viena iš projekto veiklų – skirtingų profesionalios muzikos stilių edukacinis festivalis Dainų šalis mus Lietuva vadinas. Festivalį sudaro 5 profesionalios muzikos kupinos koncertinės programos. Pieva motinos pilnoji, pirmoji festivalio programa, skirta jautriausiai, mylimiausiai ir brangiausiai žmonijos daliai – mamoms. Šiandieną tik jums gražiausi žodžiai, gražiausios dainos, gražiausios gėlės. Miela Gražina, šiemet mūsų bažnyčios jubiliejiniai metai ir šiemet tavo jubiliejiniai metai. Tu esi šventai, gegužės 1 dieną. Diena buvo nuostabi. Buvo šviesu, saulėta, giedras dangus ir labai beržinių žvėrių. Šiandien diena tokia pati. Tu esi labai svarbus mūsų bendruomenės žmogus. Pirmiausia, tu esi nuostabi dukra, puiki mama, nuostabi močiutė. Tu esi mokytoja, esi auklėtoja, esi mokyklos kolektyvų vadovė, esi Samės mūsų kapelos vadovė, esi mūsų choro vadovė. Be galo reikalingas žmogus mūsų bendruomeniai, kuriantis mūsų vaizdą. Taigi, aš noriu palinkėti viso mūsų kolektyvo vardu ir visų mūsų vardu, kad tavo gyvenime būtų tiek daug šviesos, tiek daug šilumos, tiek daug giedro ir tikaus dangaus, tiek daug meilės, kokia buvo tavo gimimo diena ir kokia diena šiandien yra. Kad dar ilgai skambėtų tavo balsas, kad dar ilgai skambėtų tavo muzika, kad būtume kartu su mumis ir kad džiugintume mus. Laimė yra kaip drugelis, trapus, gražus ir spalvotas. Tad neišgąsdink jo, kad jis būtų šalia, prisijaukink ir jis bus su tavim ir jie bus su tavim visą gyvenimą. Būk laiminga ir kad būtum laiminga, be abejo, reikalinga Dievo palaima kiekvienam tavo darbui ir kiekvienai tavo gyvenimo dienai. Su tavo jubiliejimu. Gerbiama Gražina, jūs daug laiko skiriate maldai, bažnyčiai, nes jūs sekmadienius pašvenčia, kaip ir klebonas pašvenčiat jūs, taip pat ir kitomis progomis, mes be jūsų negalime apsieiti, todėl ačiū, kad jūs savo širdį maldą aukote dėl visų, pirmiausia dėl Dievo, todėl popiežius Pranciškus jums siunčia apaštalinį palaiminimą iš Vatikano. Popiežius Pranciškus jums suteikia apaštalinį palaiminimą iš Vatikano. Norėčiau pakviesti dar žodį. Aš noriu padėkoti nuoširdžiai visai bendruomeniai, ypatingai savo choristėms, jūs klebonė. Aš viena, be choro, be žmonių esu nulis. Todėl aš esu labai laiminga, kad turiu ištikimus choristus, kurie visą laiką, kartais negalėdami, užsirdami, pasiaukoja ir ateina. Ir ačiū Jums už tą suteikiamą stiprybę, tą tokį palinkėjimą ir aš atrandu tų jėgų, nors kartais atrodo iš rankų viskas, jau nebeišgiedosiu, jau nebegaliu, tai kažkaip atsikeli, turbūt Dievo valia yra
kad atgaunate sėgas. Ir ačiū visai bendruomeniai, kad renkatės, kad klausotės mūsų. Ačiū visiems. Progai esam, žinai, ačiū Jums, bet lenkiuosi prieš visą chorą, visus choristus. Tai Jūsų nebūtų tokia puštų liturgija, tai Jūsų maldos, tai Jūsų širdies. Ačiū Jums, gerbama chorai. Dėkojam. Pirmiausia, dėkojam vyskupui ir gerbiamam mūsų klebonui už aukotas mišias, kurios buvo jautrios ir šiltos ir mielos širdžiai. Buvo ištisai minimas mamos vardas. Tai mūsų mažosios merginos, jų rankose matote yra gėlėsios ir yra skirtos jums, brangiosios mamos. Ar būtumėt jaunos mamytės, ar brandaus amžiaus, ar tos pačios tikriausios mamulytės, babulytės, kurios yra jau žinagalvės. Būkite pirmiausia sveikos, o tada būkite mylimos ir mylėkite pačios. Mylėkite tuos, kurie yra patys brangiausi. Tai žinoma yra jūsų vaikai ir jūsų artimieji. Dar kartelį meilės, stiprybės ir kuo gražiausios dienos. O lai šiandieną jūsų rankose sužyba šitos gražios pavasario gėlės. Jos yra kaip simbolis mamos dienos. Šias gėlės jums, tai buvo staigmena mums, dovanoja jauna mamytė Vaida su savo sūneliu Rėjus, jeigu neklystu jo vardukas. Jie jas auginti pradėjo, jie šitą grožį žada puoselėti ir plėstis ir su didžiulė meilė priskynė šitas gėlytes ir labai pergyveno, kad jos gali nubyrėti. Tai jeigu ir vyks toks dalykas, jeigu koks žiedelis ir nubyrės, nelaikykite širdgėlos, širdelės, jos yra užaugintos ir skintos su meile. Tai dar kartelį nuostabios jums dienos. Mes jūs be galo mylime, mielos, brangios mūsų mamos. Pamažukas klasė, jos labai jaudinasi, pirmiausia, o taip išėties. Taip. O dabar norėčiau pristatyti dar vieną dovaną jums, brangios mamytės, žinoma ir visi čia esantis. Aš tiesiog stovėdama būdama mišių metu, kol ruošėsi čia kolektyvas atvykęs, kol ruošėsi savo pasirodymui, aš tiesiog žinau, kad stovi galvojai, kaip greitai bėga laikas. Juk tikrai, atrodo, tik tai neseniai, sausio 6 dieną, mes buvome susirinkę čia mūsų šventoviai ir pradėjome labai svarbius metus. Jūs puikiai žinote, kad Onuškė šiemet nešam garbingą titulą, esame mažoji kultūros sostinė. Taip pat minėjome sausio 6 bažnyčios jubiliejinius metus. Jau pradėjome minėti. Laikas taip greitai bėga, kad jau mes dabar esame vos ne pusmetyje su šiuo titulu. Tai, kas atnešė mums permainų į šios metus, Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą mūsų vienam projektui ir būtent to projekto dėka mes galime klausytis čia mūsų mažoje miestelėje ir klausytis ir išvysti profesionalius atlikėjus. Tai vat šiandieną jums atvyko savo talentą, savo meną parodyti 4 žmonės, jie dabar dar nėra matomi, bet jau yra seniai pasiruošę savo talentą demonstruoti, tai tuoj minutė kita, įvyks paruošiamieji darbai ir jūs neskubėkite išeiti į namus, tiesiog leiskite savo šiandieną pabūti šitoj šventinėje atmosferoje ir tokioje ypatingoje aplinkoje. Nes manau, diena čia praleista pusdienis, aišku, tiek nereikės, nes išbūsite čia gal porą valandų, bet aš manau, tai širdžiai duos labai daug. Tai neskubėkit, pabūkit, paklausykit profesionalių atlikėjų atliekamų nuostabaus grožio dainų.
Francas Šubertas, lietuviškos eilės Ramutės Kučaitės. Muzika. Vai žydi, žydi dangaus aukštybė, šviesioji saulė, dangaus ugnužė. O už saulužę, kas dar šviesesnis? Motinos veidas, motinos veidas. Vai šviečia, šviečia žalioj palaukiai, švelnios gėlelės, pienės baltūgis. O kas lengvesnis už pienės pūką? Motinos rankos, motinos rankos. Vai spindi, spindi per visą naktį dangaus padangėj sidabro žvaigždės. O kas už žvaigždę šviesiau dar šviečia? Motinos akys, motinos akys. Mamos, mamytės, močiutės, čia esančios ir į šią dieną žvelgiančios jau iš aukštai, mes mąstom apie jus. Mes dėkingai
Lietuva motinos dieną švenčia nuo 1928 metų. Jie atkeliavo iš už Atlanto, iš Amerikos. Amžiaus pradžioje viena moteris paprašė bažnyčios paskelbti jos mirusios motinos atminimo dieną. Ši iniciatyva buvo perimta kitų miestų, kitų valstijų. Paskui atėjo į Europą ir štai mes irgi šiandien lenkiamės savo mamoms, savo to žydinčio pievo. Pieva, motinos pilnoji, pasimelsk už paukščius ir jų lizdus. Atsidusk už mus. Pažiūrėk, kokie išvarginti laukai ir mes. Už laukus paukščius ir mus ant lauko atsidusk, kad nedidelių užaugo, kad maži, kad žolę iškirpėm, kai lakstėm šen ir ten. Žemė, motinos pilnoji, ak, pražysk, pražysk, būk sekmadienio ir santaikos švente. Tavo žiedą baltą galvą vis regiu. Meilės karą be pradžios, be pabaigos. Kiek čia mūsų prie ugnies ir prie rugių. Ak, sutaikyk mus, atleisk